Oi, nu, gražu. Bet normaliai. Ilgi paliekam? Gal šiek tiek ne. Daugim, tai tau, jau tu dabar pripratai. Šiandienos video iš archyvų, tai vasaros metu daryta korekcija. Merginos rankas, kas dažnai žiūrite mano video, jau pažįstate tikriausiai. Tai jinai ir šiaip mėgsta ilgokai pavaikščioti su nagučiais, tai šį kartą rekordas. Tikrai 2 mėnesiai su kapeikom. Jei kitais atvejais jinai, vaikščiodavo po 6, gal maks 7 savaitės, tai šį kartą sugrįžo po poros mėnesių, o turėjo kojos traumą kelienio. Todėl, šį kartą priežastis pateisinama, tačiau pernešioti tiek ilgai nagų tikrai negalima. Ir kaip rekomenduojama korekcijas darytis kas 3-4 savaitės, tai būtų gerai, kad taip ir jos būtų daromos. Nors pas mane viena klientė gal, taip laiku ateina, visos kitos tikrai pernešioja ir ateina kas 5-6 savaitės. Tai visoms sakau, kad negerai, bet, jos daro taip, kaip joms išeina, kaip joms atrodo patogiau. Žodžiu, ir kaip yra. Sugrįžtant prie nagučių video, tai kai aš, pavyzdžiui, rodau vaizdą prieš korekciją ir po to nerodau detaliai, kaip nuiminėjant dangą atrodė nagai po medžiagą buvusią ir sakau, kad danga atsilaikė gana neblogai, tai galima tikėti, galima ne, nes tas vizualiai tai, kas matosi iš viršaus, esant medžiagai, kad ir nuaugusiai, tai yra vienas, o kai pradedi nuiminėti dangą, tai po dangą visko būna, tai irgi čia sakau, kad atsilaikė buvusi danga tikrai gerai, tik tai ant vieno nago buvo atšokusi medžiaga nuo odelių pusės ir ties jau tuo stresinė zona maždaug ties įaugimo taškais, o visur kitur, tokių atšokimų medžiagos nebuvo. Daugiau parodžiau gal proceso pačio, kaip nuimu dangą, o tolimesnius etapus, rodysiu po vieną pirštą ir tiek, kad video tiek ilgai neužsitęstų, tai nuėmus dangą pašiaušiau ataugusio nago paviršių ir ten vienojom vietoje matėsi, kad šiek tiek kampuką ant laisvojo krašto padildžiavau, tai formos jokios šitam etape nesutikinėjau nagams ir kadangi visi nagai šį kartą, šiaip pas ją linkę augti tik tai rodomųjų pirštų nagai į apačią, o šį kartą po esant jau tokiam dideliam ilgiui ataugusio nago, tai jie visi buvo palinkę šiek tiek į apačią ir šiaip standartiškai aš, ne kiekvieną, gal kas antrą korekciją pakelinėdavau tik tai rodomųjų pirštų nagus, o šį kartą šiek tiek pakelinėjau visus nagus ir, gal ne tiek pakelinėjau, kiek kai kuriuos stiprinau kai kurių nagų laisvąjį kraštą stiprinau ir tai dariau naudodama pusinės viršutinės formeles. Merginos nagai natūraliai turi tokį arkinį išlinkimą, tokį didesnį ir būtent tokio tipo formelės jiems puikiai tinka. Tai, kaip matėte, į formelės buvau įdėjusi gelio, uždėjau ant laisvojo krašto, paprašiau, kad klientė man padėtų ir pridžiovintų su LED žibintuvėliu, paskui dadžiovino lempoje medžiagos perteklių, kuris buvo išlindęs iš po formelių. Pirmiausiai savo pasilengvinau ir nuvaliau su freza, tuo pačiu angaliuku, su kuriuo nuiminėjau dangą, o po to jau sulyginau visą paviršių ir formą, suteikiau su delde. Ir
odeles apdirbinėjau jau po to, kai buvo sustiprintas laisvasis kraštas ar pakelti kai kurie nagai, nes, na, dirbau su dilde ir nenorint pažeisti nuvalytų odelių, tai odeles ir manikiūrą atlieku jau kai būna sutvarkytas tas nagas ant laisvojo krašto. Tai odelės tokios plonos, jautrios, kapiliarai arti. Jau šiek tiek išmokau dirbti su šiomis odelėmis. Joms atkelti ir kutikuliai nuo nago nuvalyti naudoju ne liepsnelę tą ploną ir ilgą, bet nežinau, kaip angaliukas, kulka gal vadinasi, ar kaip toks trumpesnis šiek tiek angaliukas, todėl kad kišenė po odelėmis nėra labai gili. Nereikia man palysti ten su freza taip giliai po ją, tai būtent tinka tokio tipo angaliukas ir nuvaliusi kutikulę nuo nago paviršiaus ir pakėlusi tą tokią ploną odelę, ją pirmiausiai nukerpu su žirklutėm, o po to dar dašlifuoju, davalau su rutuliuku. Tai sutvarkius odeles, atlikus manikiūrą, nagučius perdengiu baze ir šį kartą manikiūras dizainas toksai, na, vasaros metui, vasariškas, tai prie odelių patepiau tokiu geliu su vitražinės gėlės, turintis viduje baltų dalelių. Tai padariau tokį prie odelių patepus, na, gradientų, tą gėlį paskirščiau žemyn link nago vidurio ir ne visai prie odelių dedu gėlį. Dedu taip, kad jis neuždengtų nuo to norimo efekto prie odelių ir stengiuosi suformuoti taisyklingą architektūrą, tačiau montuodama dabar video matau, kad vis tik tai medžiagos ant laisvojo krašto palikau šiek tiek per daug, na, nėra visai taisyklinga ta architektūra, kaip pasakytų Avdejeva, klaidas savo matau, žinau ir stengsiuosi jas taisyti. O rezultatas toks vasariškas gavosi. Tikiuosi, kad jums šis video šiek tiek priminė vasarą ir patiko. Ačiū, kad žiūrėjote, pasimatysime kitose video. Iki.